Jeigu pakelsim šitą vamzdį, jisai pradeda skambėti. Jisai neturi jokių baterijų ar kitų elektronikos ingredientų, tai kaip jisai veikia? Paslaptis yra vamzdžio pradžioje esantis metalinis tinklelis. Vadina. Šitą tinkliuką įkaitina mikroraudonumo sulietlempę. Ir dabar mūsų vamzdį pavertus horizontaliai, šitas tinkliukas kaitina orą ir jisai pradeda kilti į viršų. Bet yra dar vienas judėjimas, akustinis judėjimas. Nes mūsų tinkliukas sušildo orą, jisai išsiplečia. Sušilęs jisai pakyla į viršų. Susiliečia su šaltu vamzdžiu ir atšala, tada susitraukia. Susitraukdamas jisai įsiurbia daugiau oro iš apačios, jisai vėl pasiekia tinkliuką. Ir tai vyksta daug kartų per sekundę ir atsiranda garsas. Bet mūsų vamzdžio tonas nepriklauso nuo tinkliuko, jisai priklauso tik tai nuo vamzdžio ilgio. Kuo mūsų vamzdis yra ilgesnis, tuo tonas yra žemesnis. Garso bangos ilgis yra plius minus 2 kartus ilgesnis negu mūsų vamzdžio ilgis. Šito vamzdžio pavadinimas yra Reikie vamzdis.